Sekantis klausimas vėl apie švietimą. Šiais metais mokykla susiduria su naujais iššūkiais, ne tik mokslo metai be vadovėlių, bet ir prasidėjo įtrūkusis ugdymas. Trūksta mokytojų ir dar reikia pasirūpinti specialistais, dirbti su didesniu poreikiu vaikais. Krūvis mokyklos administracijai mokytojams aiškiai per didelis ir stipriai demotyvuojantis. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Mamutė teigia, kad statistiškai apie 44% vaikų mokyklose patiria patyčias. Greičiausiai šitas skaičius yra tikrai didesnis. Tai būtų toks kompleksinis klausimas, net keli klausimai, tai kaip jūs vertinate šią situaciją, ar ši mokymo forma yra teisinga, ar jai tinkamai pasiruošta, kaip spręsite patyčių problemą ir specialistų trūkumą, bei ar nenukentės kitų mokinių mokymosi rezultatų. Čia labai kompleksinis klausimas, bet tada pradėsime nuo Irmos, tas tai išduoduosime. Jūs būsite paskutinis. Kad nebūtumėt visada pirmas. Aš galiu visada pirmas. Iš tikrųjų, problema, mano manymu, yra didžiulė. Didžioji dauguma mokyklų su tuo tam nėra pasirengę, nes užklupo netikėtai ir iš tikrųjų tas pasirengimas reikia turėti specialių pedagogų, reikia žinoti, Valdžioje? Aš dar ne valdžioje. Generalų sąlygos valdžioje? Ne, viskas tvarkoje iš tikrųjų, bet šitoj vietoj mes turime dėmesį skirti būtent, ką aš jau minėjau, pedagogų stiprinimui. Tai visų pirma, tvirtas pedagogas, turintis tinkamą psichologinį pasirengimą, padėjėjų turi būti irgi net ne vienas ir ne du. Aš manau, kad priklausomai nuo situacijos turi atsižvelgti mokykla, to pačiu ir valstybė, kiek padėti tai mokyklai susitvarkyti su tais specialių poreikių vaikais. O apie patyčias tai mes kalbam iš tikrųjų labai daug ir ilgai. Ir čia šitoj vietoj vienintelis dalykas, tai būtų tolerancijos ugdymas, elementariai šviečiant vaikus. Čia apie bet ką kalbam. Mes turime mokyti savo vaikus, pirmiausia, savo pavyzdžių. Sakau, man pats tobuliausias posakis yra neauklėkit savo vaikų, jie vis tiek elgsis taip, kaip jūs elgitės. Tai va čia labai puikiai atkreipiau Dominyko pasakymą, kad pirmiausia, mes turime pažiūrėti į save, kaip mes reaguojame į tokius žmonės, kaip mes kalbame apie juos, kaip mes elgiamės viešoje erdvėje, kaip mes elgiamės socialinėje erdvėje, kaip visą tą atspindi. Ir iš tikrųjų, jeigu mes priimsime kitokį žmogų, normaliai su juo bendrausim, padėsim jam, nesityčiosim, už kampo nesišnekėsim ar panašiai, tai mūsų vaikai lygiai taip pat natūraliai tai priims. Ir iš tikrųjų turim pradėti pirmiausia nuo savęs. O su kuo kalbant apie tą įtraukųjį ugdymą, tai iš tikrųjų turim duoti laiko susigyventi su tuo ir visiškai pritariu, kad tie vaikai neturi būti atstumiami. Žinoma, kad padidėja įtampa klasėje, kad visiems sunkiau pasidaro, bet Jūs būsite eilės tvarka. Aš replikuot norėčiau. Replikos po kiekvieno atsakymo, gerai? Sustatintai, ponas. Šiaip, aišku, mes tų vaikų su spės poreikiais negalim skirti. Mokslas yra visiems fenomenas. Tai aš manau, kad šitą vietoj apie šiandien yra specialistų tikrai šitais vaikais yra nemažai. Ir su jais reikia, aišku, daugiau dėmesio daugiau dirbti, bet mums kaip mes tikrai negalime integruotis kartu su šitais mūsų vaikais. Aišku, jų psichologinės būsenos, aišku, yra sunku. Turbūt čia yra numatyti, jie yra tokie šiek tiek ir gal ir psichologiškai ir šiek tiek ir daugiau, kaip sakyti, ir turi tokių kaip pasakyti, ir neprognozuojami tokie sutrikimus ir sakykime, šiek tiek ir su nervos sistema taip toliau, bet ką noriu pasakyti, jie yra ir kiti būna ir labai gabūs vaikai. Jie yra atitinkamai vienos, kaip sakant, srities būna labai specialistai. Tai aš manau, kad tikrai jeigu bus kartu integruoti,
tai tikrai nenukentės kiti mokiniai. Tai vietoj sakau, mes negalime. Mokslas yra prieinamas visiems. Mane maloniai stebina ir džiugina pozicija. Tai, bet aišku, pasiruošta netinka. Ir tos įtampos ir tas resursų, elementariausių resursų trūkumas švietime yra baisus. Ir aš dėl to įvengiu bet kokių pažadų ten mažinti mokesčius, mokesčių lengvatų krūvos ir taip toliau. Mes turime didžiulę viešojo sektoriaus nepritekliaus problemą, nes aš pasakysiu paprastą istoriją. Mano vaikas mokosi 2 klasėje Vilniuje, paprastoje mokykloje, valstybinėje. 24 vaikai klasėje. Ir 2 mokytojai visą laiką, visą dieną. 2 mokytojai, vienas mokytojas 12 vaikų. Va tai yra modelis, kuris man yra priimtinas. Žinoma, aš turiu kas mėnesį už tai 100 eurų mokėti. Iš savo kišenės, nes tai valstybinė mokykla pasitvarkė, bet tai yra modelis. Na, aišku, ne tas 100 eurų, kas turėtų iš valstybės būtų dengiama, bet tas modelis mažos klasės idėja, mano yra svajonė. Aš norėčiau, kad maža klasė eitų kaip tokia kelrodė žvaigždė per visą mūsų švietimo vizijos tokią aptarimą. O tai reiškia ir šiokią tokią saugią ateitį kaimo mokyklom, tai reiškia ir lengvesnį krūvį mokytojo, tai reiškia ir įtraukų ugdymą, apie kurį mes kalba, kad iš tiesų vaikas ir klasė taip pat ugdytojas. Vaikas ugdo kitus vaikus. Aš norėčiau, kad mano vaikas būtų kartu su specporeikių vaikais. Aš norėčiau, nes, pavyzdžiui, mano vaikas mokėsi su tokiu vaiku darželiais. Ir tai buvo gyvenimo įgūdžių pamoka. Ir tai yra svarbu. Tai taip pat yra mokslas, tai taip pat yra švietimas. Tai šitoje vietoje aš pritariu Lidai, bet pasiruošimas, sisteminis trūkumas, tai aš nesu specialistas švietimo, aš kart pripažįstu, siūlau tik vieninčią idėją, kuri gali pagaliau tą profesiją padaryti prestižinę, nes mokytojas neateina dirbti ne dėl to, kad jau super mažas atlyginimas, jis yra mažas, bet dėl to, kad pakalbėsi, bet būtent apie šitą programą. Taip, tai šitą programą, tai žinoma, žmogiškų resursų papildomas suteikimas padėti mokytojai. Bet yra esminis klausimas, kaip spręsite patyčių problemą. Aš pati turiu vaiką su dideliais poreikiais. Ir galiu pasakyti, kad tėvam yra sudėtinga išleisti vaiką į bendrąją tą ugdymo įstaigą ir kaip apsaugoti jį, nes jis yra jautresnis, jisai gali būti nesuprastas ir čia jau ir tėvams bus problema, ne tik vaikams. Jo labiau, kad galbūt galėtų diferencijuoti ir matematikos, lietuvių kalbos mokytis ne kartu, o užsimti kūno kultūrą, dailę, teatras, gali integruotis ir kartu socializuotis, bet kad nenukentėtų ir kiti mokymosi rezultatai. Tai dar Dominykas nepasisakė. Taip, tai aš iš karto paminėsiu, kad įtraukusis ugdymas nėra šios kadencijos Seimo sumanymas, tai buvo 2020 metais priimtas įstatymas, kad iki 2024 metų būtų įgyvendintas įtraukusis ugdymas, tai čia pastaba šiokia tokia. Ir taip, aš palaikau įtraukųjį ugdymą Lietuvoje, tai mano manymu nėra kontroversiška idėja, kuriai reikėtų priešintis. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo specialiųjų poreikių, galėtų mokytis kartu su savo bendraamžiais. Na, šiuo metu apie 90% vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais mokosi bendrose klasėse, tačiau dar daug reikia padaryti, kad jų mokymas būtų kokybiškesnis ir jiems būtent pritaikytas. Svarbu suprasti, kad įtraukusis ugdymas ne tik gerina akademinius ir socialinius šių vaikų pasiekimus, bet ir ugdo visų mokinių tarpusavio supratimą, empatiją, tą pačią, kurios labai trūksta šiais laikais, padeda kurti atviresnę visuomenę. Ir aš sakyčiau, dėl patyčių klausimo, tai šis klausimas yra labai svarbus ir aš prisipažinsiu, kad aš irgi, būdamas mokyklą, aš nemokėjau kitaip. Ir kas atsitinka su vaiku, kuris ateina tyčiojasi iš kito, tai
kiek man tekę kalbėti su psichologais, mano puikus draugas profesorius Mykolas Simas Poškus, mes turėjome diskusiją, kodėl vaikai tyčiojasi. Tai vaikas tyčiojasi dažnu atveju dėl to, ką mato šeimoje. Tai aš sakyčiau, kad mes turim dėti ryžtingus sprendimus, mes turim padėti šeimoms, kurios turi socialinių kažkokių poreikių, mes turim tos pačius psichologus užtikrinti visose ugdymo įstaigose. Bet pavyzdžiui, Anykščiuose daug metų ne visose ugdymo įstaigose buvo psichologai. Ir mes turim padėti žmonėms suprasti, kad jeigu mano vaikas susiduria su psichologinėmis problemomis, agresyviu elgesiu prieš kitus, jisai susiduria su sunkia paauglystė, kad jis turi kreiptis, tėvai turi suprasti, kad turi padėti vaikui kreiptis specialistų pagalbos ir kad tas dalykas nėra savaime kažkoks blogas ir nepriimtinas. Mes nebegyvenam sovietų laikais, bet gyvenam demokratiškais laikais, kuomet visas šitas dalykas kaip specialistai nori padėti, bet ar tėvų požiūris yra toks, kad leistų specialistam padėti. Ar turite Aš šiaip nesutikčiau su mūsų, kad kaip visi, aišku, jūs gal iš tėvų pusės, ir sako, kad matematika lietuvių reikėtų visur. Jie ir matematika, ir puikiai. Negalim. Tai aišku, reikėtų pagal individualybę žiūrėti. Gal jisai tenai vienu gabesnis kaip ten, bet tai išskirti, kad ten čia jau jie matematika lietuvių negalima apjungti, tai įsipysti. Jie gal kaip tik fiziškai yra, nes jiems reikia gal. Aš turiu dar klausimą. Bet atsakymas turėtų būti taip arba ne. Ir užsitęsti. Elgesio emocijų turintis vaikas. Turi būti klasė ar ne? Ne. Turintis elgesio emocijų sutrikimų. Didelių. Ir klasėje 30 mokinių. Ne, jeigu vienas mokytas, tai ne. Ne vienas, bet klasė 30 mokinių ir jis dažniausiai ne vienas būna, nes mokytojų kitas šalia dirba labai mato gerą aš žinokit prieš tai daug. Ir iš tikrųjų turėjo būti įvertinami visi gebėjimai vaiko. Aš sakyčiau, tie, kurie, kaip jūs sakot, gabių ir žino, mes, sakykime, vadinkim, autistų, tikrai yra labai gabių. Ir tikrai jie dar geriau mokosi. Taip, o aš užsienio kalbą mokau, tai jų tikrai yra gabių ir dar gabesnių už kai kurios paprastus gebėjimus turinčių vaikų. Bet aš tai pirmiausia, tai manau, čia klaida yra, kad reikėjo tikrai nustatyti tos lygius visų vaikučių. Tikrai va tuos, kurie gabus, taip, kaip direktorius sako, ne hiperaktyvus, bet sunkių emocinių visokių ir elgesio sutrikimų vaikai negali į mokyklą ugdymo. Dabar jūs atsakykite tą paskutinį klausimą. Ar nenukentės kitų mokinių mokymosi rezultatai? Klasėje 30 mokinių. Kaip jums atrodo, kaip jūs dabar sakėte, aš norėčiau, kad mano vaikai, tas būtų tas. Visi nori. Pasakykite iš jūsų viso, ar jūs nenorit visi, kad jūsų vaikas būtų, išmoktų, bet tai kai klasėje yra tokie hiperaktyvus, tai žinokit, atsiprašau. Jau mokytas, aš kaip žiūriu, nueina tie visi dalykai mokytojo dalyko, kaip mokytojo dalyko specialisto, visos žinios nueina žemyn, todėl kad dabar pirmiausia yra suvaldyti klasę. Va čia dabar mokytojai yra suvaldyti klasę, tada jau galite pradėti dėstyti dalyką. Nes jeigu, sakykime, tas staigus emocinis, sėdi 30 mokinių ir staigiai užėjo ir meta žirklės. Ir žirklės pataiko jūsų vaikučiai akį. Buvo 2 mokytojas, padėjėja. Kas kaltas? Žinoma, mokytoja, padėjėja, kad nematė, bet jinai gal buvo prie jūsų vaiko ir aiškino jūsų vaikui kažkokią tai nesuprantamą dalyką. Žinokit, čia iš tikrųjų yra labai svarstytinas ir iš tikrųjų labai net. Mokyklai tai tikrai to nereikėjo daryti, reikėjo pirmiausia svarstyti, labai įsivertinti vaikų gebėjimus. Tikrai yra tos specialios mokyklos. Aš pati turiu irgi draugų, kur augina ir daunus, ir autizmą turintis. Tikrai džiaugiasi Panevėžio to švietimo, tai šviesos centru, kur tikrai ten tik 6 ar 8 vaikučiai, tokie pat, tas lygis tas pats ir sako, mano vaikas išmoko ir skaityti, ir skaičiuoti, jam 18 metų, nieks ten nesi. Iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad mūsų mokykloje iš tų tokių negalę turinčių arba tų įtraukiųjų, tai mažai tyčiajasi. Labiau tyčiajasi gal iš kitų, nes jie turi tokį aplinkui tą burbuliuką, kur saugo padėjėją, pavyzdžiui, vieną vaiką mes turim, kuris moka individualiai mokosi ir jis turi 3 žmonės šalia suaugusius. Ačiū. Aš išgirdate, tai prašau repliką.
Taip, tai aš labai suprantu, ką patiria mokytojai ir kaip jūs jaučiatės, nes vis tiek jūs turbūt nebuvo ruošiama prieš keletą metų, dar nebuvo kalbama apie tą įtraukų ugdymą. Taip, bet aš sakyčiau, kad vis tiek, nors ir vaikas turi elgesio sutrikimų, jis turi būti integruojamas į socialinę visuomenę, jis turi būti pilnavertis visuomenės narys. Tačiau reikia užtikrinti tam tikrus, mes turim ką? Mokyklos turi nusiraminimo kambarius, mokyklos turi finansavimą šitom paslaugom ir aš sakyčiau, kad mes turim kažkaip priimti ir atsakant vėlgi jūsų tą pasakymą, taip, jis turbūt klasės pasiekimai pradžioje, kol nesusitapatinti, bet kol visi vieni kitus ims suprasti, kad vienas vaikas yra kitoks ir panašiai, tol galimai gali nukentėti mokymosi kokybė, kadangi mokytojas dažniausiai prisitaiko prie silpniausio, aš nesu mokytojas, bet aš manau, tai mano subjektyvi nuomonė, kad mokytojas klasėje prisitaiko prie silpniausio žinios turinčio mokinio, bet tai nereiškia, kad vaikas elgesio sutrikimų jisai bus silpniausias. Aš noriu priminti, kad replika yra 1 minutė, vis tik tai politikai, žinau, kad labai mėgsta daug kalbėti, bet Jauno Kauno pavyzdys yra, kada galime mintį išreikšti labai trumpą laiką. Tai dar jeigu turite replikų, dar aš labai pritarčiau šios moters nuomonė vien dėl to, kad iš tikrųjų nusistatymas nėra tobulas ir jisai turi būti tobulas. Vien dėl tokių vaikų, kad iš tikrųjų turi būti diferencijavimas įvestas, tokie vaikai gali būti, jie negali, nes iš tikrųjų, būkim vieni, bet teisingi, nebūtinai vien tik tais poreikių turintys vaikai ateina į tokias klases. Šiaip tokių yra vaikų, su kuriais labai sunku klasėje, suvaldyti klasę ir mokytojai tikrai susiduria su tuo kasdieną. Aš pati asmeniškai irgi vaikų mokyklinio amžiaus, tai puikiai tą suprantu, nes tiesiogiai su tuo susiduriu ir ypatingai atėjo tokie vaikai, jie nekontroliuoja savęs ir dėl to galbūt jau reikėtų pagalvoti, kaip tokiems vaikams, ypatingai tokiems vaikams skirti. turėsite komentarą? Aš turiu klausimą. Gerbiamas Dominykai, jūs iš tikrųjų labai gražiai operuojat skaičiais, frazėm labai gražiom, labai malonu iš to. Bet šiaip, jeigu kalbam apie patyčių problemą, man kiek žinome ir kiek mano gyvenimiška patirtis leidžia spręsti, labai puikiai gali padėti patyčių problemų išspręsti psichologai mokyklose, ne? Ar jūs žinot, kokia yra situacija su psichologais mokyklose, ypatingai regionuose arba mažose kaimo mokyklose, ir jūs, kaip būsimas Seimo narys, gal turit patarimą arba kažkokią idėją, kaip pritraukti ir kaip padaryti, kad tų psichologų netrūktų mokyklose? Na, šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus psichologų ugdymo įstaigose gali būti liktais... Aš ne apie tai klausiu, kas gali būti. Aš neklausiu, kas gali būti, aš žinau, pagal įstatymą, kas gali būti. Aš žinau, kas gali teisę konsultuoti turi, bet kaip pritraukti, kad mažoje kaimo mokyklėlėje būtų psichologas, kuris padėtų užtikrintų gerą emocinį foną tiek darbuotojams, ar ne, tiek mokymus aplinkoje moksleiviam ir visiems kitiems. Ką padaryti, kad bent jau psichologų mūsų mokyklose netrūktų? Man ne tas, kas gali būti. Ką padaryti? Ką jūs darytumėte? Mano mama pati yra psichologė, jinai bandė įsidarbinti į ugdymo įstaigą, kai jai pasiūlė 400 eurų už pusę etato, jinai mokėsi labai daug metų. Tai čia yra problema ir problema, kad dar yra viena problema, kad mes į šitą problemą nekreipiam visiškai dėmesio, kadangi jinai nublanksta prieš kitas problemas. Tai ar aš žinau kokią situaciją su psichologais ugdymo įstaigose, tai taip, jų yra apie 760 berods visoje Lietuvoje ir apie 400 ugdymo įstaigų vis dar psichologų neturi ir aš sakyčiau, kad šioje vietoje mes turėtumėm skatinti ir aš manau, kad tie patys žmonės pasibaigę bakalauro studijas gali eiti konsultuoti vaikus tam tikrais klausimais, jeigu mes padarytumėm, kad šalia viso šito dar jie turėtų kažkokius mokymus, kaip tarkim socialiniai darbuotojai. Tai aš sakyčiau, kad mes šioje vietoje išspręstumėm dalį problemų, suteikdami šansą jauniems žmonėms tarp bakalauro ir magistro studijų dalį laiko skirti darbų. Jiems niekas netrūksta inžinierių. Matot, aš vėl kalbu, mes atsimušam į atlyginimo priekį. Ne, mes neatsimušam atlyginimo
net ir su geru atlyginimu nėra jų tiesiog nėra, yra tiek, kiek Tai reikia. Edukologijos universitetas yra... Jų tiek nėra, kiek jų reikia. Atlyginimas šiandien viskas sprendžia. Taip pat kaip ir su medikais, ne viskas sprendžia atlyginimus. Jų tiek nėra, koks yra. Taip, bet psichologus ruošia, kiek mano žiniomis... Tai ką jūs konkrečiai padarytumėt, bet jūsų konkretus darbas, jūs išrinko Seimo nariu, yra problema, jūs girite problemą, kad psichologų trūksta. Koks jūsų konkretus veiksmas? Aš sakau, kad reikėtų bendrauti su įstaigomis, kurios ruošia šios žmonės, bendradarbiavimo būdu. Galima steigti, kad ir tie patys studentai galėtų atlikinėdami praktikas konsultuoti. Ar jie bus pasiruošę, nes psichologija čia jau... Kai tu praktikuoji, dažnai tave prižiūri dėstytojas. Tai aš pats lankausi pas psichologą, kuris studijas magistro baiginėja šiuo metu ir mūsų praktikos vyksta taip, kad jisai yra prižiūrimas dėstytojo ir taip. Tai šioje vietoje... Ir tada pereinam iš karto prie... Čia dar klausimas ir aš galėčiau visus tris atsakyti. Jo, gerai, prašau. Gerai, tai aš norėčiau, pati atstovauju jaunimo organizaciją ir tikrai nesutinku, kad vien įtraukusis ugdymas įtraukia specialiųjų poreikių turinčius vaikus į visuomenę. Ugdymas yra viena iš mažiausių to dalelių, integracija vyksta visiškai ne per tai. Per ugdymą aš visiškai sutinku, kad kai kurie iš tų vaikų turintys specialiųjų poreikių yra labai gabūs. Ir kai jam yra sakoma, kad tu turi specialiųjų poreikių, tu kažko negali, tu turi mokytis kažkaip kitaip, jie to visą gyvenimą tiki. Tačiau negirdėjau nei vieno iš jūsų požiūrio iš šiek tiek moksleivių pusės, kur buvo klausimas, ar nenukentės kitų mokymosi rezultatai. Tai jeigu, sakykime, jūsų vaikas turėtų labai agresyvų klasioką ir aš manau, kad tai yra toks vaikščiojimas šūkiam truputėlį, tu turi labai visą laiką atsargiai elgtis, pradėti nebemąstyti apie mokslus, o gal daugiau apie tai, kokioje situacijoje esi kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Tai aš tiesiog manyčiau, kad per mažai yra akcentuojama tai, kaip jos būtų galima įtraukti ne per švietimo sistemą, o gal per tam tikrus renginius, per supažindinimus, pavyzdžiui, Panevėžio šviesos centrą būtų galima laisvai vežti moksleivius ir supažindinti, pamatyti, kad visgi specialiųjų poreikių turintys vaikai nėra kažkokie kitokie, ar jie kažko negali. Tai aš tiesiog norėčiau gal išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip kitaip galėtų specialiųjų poreikių turintys vaikai būti įtraukiami į visuomenę. Nešnekant apie įtraukųjį ugdymą, kuriam yra stipriai nepasiruošta, mokytojų ir pedagogų nėra, mokytojai neturi tokių kompetencijų. Tiesiog tai yra visiškai... Tai dabar vieną minutę gerai atsakymai, tada prašom gal Linai nuo jūsų pradėkime ir paskui jau jūs. Čia dabar ten klausimą. Čia tas klausimas yra labai opus, bet... Aš negirdžiu. Negirdžiu, man su klausa buvo. Spec poreikis. Nu taip, aš norėčiau, kad bendrautume pagal poreikį. Aš gal galiu atsakyti, tiesiog kolega pamanęs, tai kaip jūsų vardas? Ugnė? Urtė. O kiek jūs turit klasėje spec poreikių vaikų? Turim vieną. Vieną? Nu, turim su negale vieną, o jeigu skaitom spec poreikius, kaip tiesiog papildomą pagalbą mokantis, turim 4. Yra klasių, kai po 30% vaikų ar daugiau yra spec poreikių ir net ir miesteliuose, ne tik kaimuose. Ta prasme, mes visiškai eliminuoti savo visuomenės iš savo mokyklų negalime. Ir jie bus ir daugėja spec poreikių. Kalbant apie išskirtinį atvejį, kai žmogus yra ypač agresyvus, tai yra individualus požiūris, individualus planas dėl to vaiko. Lygiai taip pat ir nenustačius tų spec poreikių, vaikas gali būti agresyvus ir gali nukentėti mano vaikas, pavyzdžiui, iš 4, kaip minėjau.
Tai aš sutinku, jūs teisi, kad mes neturim numesti mokyklai integracijos užduotį. Mes turim tai spręsti kaip bendruomenė, kaip visuomenė. Ir sudedamos dalys yra įvairios. Prie psichologo norėjau tik vieną sakinį pasakyti. Replikas aš neturėjau. Tai reikia atlaisvinti, pritariu Dominikui, reikia atlaisvinti reikalavimus. Psichoterapeutai, praktikai turi ateiti į mokyklas. Tiesiog taip, psichologam tai nepatiks, bet kito kelio nėra. Yra labai artimų profesijų, kurios galbūt šiek tiek kitaip mokosi. Bet turim maksimaliai atverti duris, kad ateitų tie žmonės, kurie užsiima mūsų santykiais. Ta prasme, galbūt tai šiek tiek netaip lengva, bet aš manau, kad tai įmanoma. O visi kiti atsakymai jau tuose socioekonominiuose dalykuose. Ką aš dariau kaip politikas? Galvojau, kaip padaryti universalią programą, kad regionus pritrauktų žmonės. Tai merai sprendžia gydytojų problemas, duoda būdus. Bet jie nesprendžia psichologų, nesprendžia kitokių specialistų problemų, nes visiems pabūtą neduosi iš savivaldybės biudžeto. Šitoje vietoje jau reikia valstybės pagalbos. O dėl mokymosi, tai aišku, Dominikas teisus, reikia galvoti apie sutartis, kad būtų paskata ir išjungti. Aš tai vietoje, Tomai norėčiau. Iš tikrųjų, tai kaip ir tu įskyrė, kad mes tik būtus medikam taip toliau. Tai mes lygiai tą patį galime pritraukti pačiam psichologą, tenai pedagogui, lygiai taip pat irgi. Jo, tai sakau, kad visiems neužteks mero fondo būtų neprikursi. Ne, tai čia, bet jeigu esant, tai čia mes žinom, kad yra problema, tai vietoj, tai čia aš nemanau, kad tai čia šiek tiek sakyti, jeigu, aišku, pagal rajono dydį, bet jeigu tai tokiais pajėgėčiai. Konkrečiai įvardinam, kad yra problema, kol kas dar nėra pasiruošta gerai ir sprendimas yra, kad galim atlaisvinti šiek tiek vadėlės, taip? Tai visi kandidatai sutinka. Taip patys ir irgi, kur dėl pati labai daug priemonių išvardino, kad nebūtinai per mokyklas, bet ir per... Grupinės terapijos, tėvams. Ta prasme, mes spręsim problemas kolektyviai. Nereikės to individualaus požiūrį. Taip pat yra kelias. Einam tada prie kito klausimo, nes klausimų dar yra, o